Papasakokit, kodėl ši taurė būtent Kęstui Antanaičiui atminti? Kas jis toks? Kęstas Antanaitis yra žinomas sportininkas. Tai yra jis, kaip aš atvykau į Raseinius nuo 80 metų, jis aktyviai sportavo tuo metu krepšinį ir taip pat mėgdavo sužaisti žaibų partijas, tai tiek šaškėm, tiek šachmatais. Taip jisai tiesiog buvo kaip tik šito sporto žanro, tai yra žaibų mėgėjas, kadangi klasikinių šachmatų gal laiko neturėjo, nemėgdavo, bet žaibas buvo jam pats primtimiausias, tiek šachmatais pabrėžiu, tiek šaškėm ir dalyvaudavo vietinius turnyrus. Ir būdavo ten net ir prizininkų tapdavo. Tai va. Taip jis aktyvus buvo krepšininkas savo laiku, kaip minėjau, tai žaidė ir šaškėm, ir tinklinį, ir ribką, universalus sportininkas. Jeigu kaip žmogus šnekė, taip pat jisai buvo ilgą laiką organizatorius variose srityse, buvo ir Nemunų pirmininkas, ir pavaduotojas saugusių sportui. Taip, kad mano gyvenime su juo teko susisieti iki 2001 metų, iki jo mirties, tai yra praktiškai visą laiką gyveno. Jisai arti sporto arba vadovavo sportui. Taip, kad jisai paskutinis jo buvo ne rungtynės, tai 2001 metai buvo paskutinis maratonas, kai mes apkalbėjom, tai jisai rugpjūčio 26 mirė, likus savaitę iki pabaigos, jis ten palikėjo sėkmės ir man, ir kitiem raseiniškiam, tuo metu, kur tada buvo gal gausiausias būrys susirinkę į Raseinius, tai arba 76 žmonės tam maratonė dalyvavo ir tiesiog buvo smagu. Ką daugiau, nežinau taip staigiai, ką jums dar pasakyti apie jį, ką dar norėtumėt, gal paklauskit. Iš kur jisai, tiksliai pasakykit? Jisai yra gimęs iš Šakių rajono, iš Kidulių, nes jau ir tenais į kapinės jau ir Kiduliuose, taip, šakiškis jisai, iš Šakių rajono atvykęs, taip. Jis atvyko, baigęs Kūno kultūros akademiją, ir pradėjo aktyvią veiklą, kaip Nemunų pirmininkas ir toliau, kaip minėjau, įvairiuose tarpų dirbo sportinį darbą. Tai yra, buvo kaip metai, kai jis nesportavo, tai yra sportavo, bet neužėmė pareigų, bet tas trumpas laikotarpis. Taip jisai ir iki mirties dirbo pavaduotojų saugusių sportui. Taip, Raseinius. Jisai buvo Raseinius, kaip atvyko į Raseinius, taip jis neišvyko iš Raseinių. Taip. Papasakokit apie pačias varžybas. Kokie rezultatai? Pačios varžybos šiandien susirinka 18 žmonių. Tikėjausi, kad bus mažiau, tai truputėlį man teko sistemą keis, buvo matyti 2 ratai, galvoju, kad ir žaidėm 1 ratu. Malonu, kad vyko 2 atstovai iš Kelmės, tai yra jauniausias turnyro dalyvis Matas Povilaitis, kuriam 8 metai, jo senelis, taip pat kelmiškis. Stasys Povilaitis. Taip pat jis aistringas šachmatininkas ir daug kartų lankėsis Raseinius. Jis man pasiskambino, kad nori labai sudalyvauti. Aišku, jaunuoliam nebuvo lengva žaisti žaibų partijas, yra tokio amžiaus, tai yra, užėmė kiek 14 vietą. Tai va. Ir likusieji dalyviai, kaip apžvelgsiu, gal pasakysiu pirmą šešetuką. Pirmas šešetukas, taip yra, užėmė Romas, tapo nugalėtų Romas Masaitis. Jis yra tapęs 3 kartus rajono čempionų, klasikinius, tai yra greituosius šachmatos ir klasikinius, žaibais nebuvo stipriausias, bet dėja jis šiandien laimėjo ir dėl to jis džiaugiasi. Antroje vietoje teko Donatui Bartkui, kuris aktyvus šachmatas yra Žalgiriados ir asmeninių varžybų nugalėtojas buvęs. Taip, čempionis nėra buvęs, bet jisai labai stiprus šachmatininkas, taip, kad antroje vieta jis iškovojo, sakyčiau, pelnytai. Trečia vieta atiteko Juozui Jurkšaičiui, veteranui. Sakyčiau, taip pat jam aukšta vieta. Taip pat jis buvęs yra savo laiku buvęs ir Nemunų prizininkas, ir 3 kartus į 2. ir 3. vietas, taip jis stiprus žaidėjas, šiuo metu jam ir 70 metų. Dar norėčiau progą pasakyti, kad jis organizuoja, jis Vetranų klubo prezidentas Ariogalas, jis organizuoja savo klubo varžybas, numatomas į 19 spalio. Kurias aš taip pat esu pakviestas ir taip pat kviečia svečius iš Jurbarko, Telšių, Tauragės, Kelmės, Marijampolės, iš daug kur kviečia, bet jau čia turnyras, kaip sakant, jo vardo turnyras, jis jau ką nori tą kviečia. 4. vietoje teko man. Ką galiu pasakyti, išvargino organizavimas ir teisėjavimas. Aš netikėjau, kad jie bus, gal būčiau kvietęs kažkokį teisėją. Tikėjau susitvarkiau su savo pareigom, bet dėja varžybų rezultatas buvo toks 4. vieta. 5. vietą iškovojo Mindaugas Baršauskas. Mindaugas Baršauskas yra mano auklėtinis.
Jisai rajono pirmenybių 2 vietos laimėtojas šių metų. Žaibė nėra labai stipras vaikinas, jam taip pat buvo išbandęs, bet 5 vietas skaitavo aukštą. 6 vietą iškovojo Ričardas Barčas. Ričardas Barčas, buvęs prezidentas, gal ir būsimas dar, jis jaunas ir pakankamai, taip, kad jam aukšta vieta, 6 vieta. Jeigu einant 7 vietą atiteko Linui Dunauskui, ką apie Liną galėčiau pasakyti, aktyvus šachmatininkas iš Ariogalos pusės, tai man tenka į varžybas su juo, jis dažnai kur veža, dažnai važiuoja, ypatingai paskutiniais metais labai suaktyvėjus į šachmatuos. Ir, kaip sako, neturi tų poveikių, nei alkoholio, nei rūkimui, taip kad jisai gal dėl to šachmatais pradėjo lošti geriau. 8 vietoje Stasys Povilaitis, kaip minėjau, čia Kelmiškis, atvežęs anūką, veteranas. 9 vietą atiteko Robertui Bazarui, jis retokai dalyvo jaunas vaikinas, galėtų užimti geresnę vietą, bet retai pasirodo varžybos. 10 vietą Karolas Bartusevičius, mano jauniausias dalyvis, mano iš Raseinių, kadangi aš jį treniruoju. Taip pat žaibas jam ir sunkoka, galbūt jisai gal biškį perskuba, nepristaiko prie laiko. 11 vietą, tai yra čia 7, 12, 13 vietą atiteko 13 vietą Artūrui Pralgauskui. Kaip minėjau, vieta jam ir žema. Turėtų labai pasitempti šitą vietą, negali būti Artūras patenkintas. 14 vietą Ovidijus Milošauskas. Jo vieta, pagal jį, kadangi retai žaidžia. Džiaugiuosi, kad jis žaidžia ne tik šachmatais ir šaškėm. Taip, kad jis savo vietoje. 15 vietą atiteko Matui Povilaičiui, tam jauniausiam dalyviui. Tai jis dalinos ten 14-15. Toliau 16 vieta iškovojo Antanas Tirbys, veteranas, žaibas tikrai jam sunku žanras, jisai mėgsta ilgiau pagalvoti. 17 vieta Juozas Ladukas Ariogala, kuklus rezultatas, bet kaip veteranui 18 vieta atiteko Ričardui Kašiušiui, debiutantui. Taip, kad debiutantas negali skųstis, taip, kad vieta yra kaip yra apie vietą. Tai va tokie rezultatai šios dienos. Dabar apie tolimesnės varžybas, kas jūsų klubo numato? Šachmatos šiemet nusimato Viloka yra, kaip minėjau, atminimo turnyras pas Juršaičio, tai kviečiami ne visi žmonės, tai yra mūsų nusimatoma 25 spalio turnyras, yra kartu Aitučiui Broniui atminti, kuris išėjo iš pasaulio 84 metais, jisai kaip tik nuo tų metų aš perėmė vadovavimą šachmatam Raseinius, iki šiolei tenka vadovauti, o iki to laiko Aitutis buvo mano ir mokytojas, ir treneris, ir taip toliau, kas liečia organizatorius, mokinausi aš iš jo. Tai dėja tiek daug nėra, daug jau prabėgo tų metų, jo būdavo labai tokie tradiciniai kartų turnyrai, tai būdavo ar pagal amžių žaisdavo trejulės, arba pagal savo metus, arba pagal giminystės ryšį, taip būtų formuojamas komandas, tokiu būdu bus. Tai tikimės ten turėti svečių iš Raplus miesto, esam numatę, kad 25 atvejais Rapliečiai taip pat dalyvaus tam turnyre. Aišku, jie ten dalyvaus, 3 žmonės jau gal bus mums sunkiau, kaip sakant, pagal tą amžių, ką nustatyti, leisim jau svečiam, kaip jie bus galimybė, kaip jiems pasirinkti. Tai ir ten planuojam sužaisti tą turnyrą ir sekančią dieną sužaisti mačą, tai yra 26 dieną Raseiniai Rapla, prie 5 lentų. Jie atvyksta po 2 metų pertraukos, mes buvom prieš 2 metus buvom ten Raploj ir tai buvom sutarę, kad po 2 metų jie atvyks į šitą pažadą, tikimės, kad ištesės jie, nes sutarta jau.